Labas, Regina. Labas, Pas labas. karvelę atėjote? Taip, tikrai. Daugiau. Aha, pora žodžių, sėdėk. Visi giminės susirinko. Visi giminės, tai mes irgi giminės. Žinokit, kad Tai pasakysiu taip, kad draugai yra geriausi giminės, artimiausia. Nes giminės kas? Kam reikia giminės? Kaip Mikas vienas man pažįstamas sako, vienas gimiau, vienas ir mirsiu. mirsi. Taip. Einam, einam. Eilinė? Aš irgi noriu būti. O, krupnai liūdį. Sėdėk. Operacija atvyko, pagalvojau, atminčiai reikia užfiksuoti. Tiek žmonių, gerai, kad Mikas kamerą atsinešė. Mano blogesnio kamera, ne taip ima. O Miko gerai ima. Nes aš tikrai žinau kažkokį keistą pirmas įvimą. Kažkada mačiau kažkokio darbo. Kieno čia pripiešiasis? Mало, taip, pravaizė. Aš dabar dar kartą jam šitą siūlau. Man reikia viso labo kokių nors dokumentų pateisinančių tą sumą. Rėminimą, stiklinimą, nežinau, apipavydalinimą, parodos pravedimą. Taip, aš ne... Tris dienas, bet kadangi aš ne visai durnas, aš būnu tik pusę dienos. 6 valandas. Seniai matyti, taip seniai matyti, aš tai jūs dar matau kartais ir per televiziją. Ir su didžiausiu malonumu prisimenu. Undinė kitas matai čia. Nu, tai čia yra proga. Progas. Есть повод. Vitas visiškai susirgo. Anksčiau kažkaip kalbėdavau, o dabar. Aš tai šitą atsimenu. Namuose mačiau. Dabar 500 milijonų tiksloš ir darom patys filmą giminės naktį. Aš režisierius, savo artistas, darysim filmą komediją Didysis nakimas. Visas filmas plauks. Mikas bus operatorius. Mika 500 milijonus, kai išlošim, tai darom filmą patys. Turėsim pinigų. Vikingą reikia išlošti, nu. Vikingą lošti. Norėjau pasakyti, Nu, laukiu. Vėl dabar kaip sakau, čia reiktų galvoti daiktus tikrai. Taip, žinai, daiktais tos laidos, kai susitinka po 30 metų, čia mes tiktume. lygiai tokia tiesiog mūsų propaganda, bet tai nesąs. Ten tik tai va, kiek Šaras biškės, atsimenu, parodė. Irgi prabėgo. Čia matai, viskas buvo. Vis taip kažkokia asociacija man vis brenda buvo, žinai, kažkas matyti. Kažkur čia save lyg tai mačiau, bet gal nerodysiu. Tau šiandien. Mane pasikvietė. Aš galvoju, aš tam ką nors labai esu įdomu. Jie kažkur bus pavalgymą. Aš tam visų
Nu įrašyk mūsų gyvenimą. Vykai. Po 100 metų. Tai jau taip. Tai jau taip. Sutrumpink nosį. A jau čia nieks nieko nei patrupės. Jau kaip čia vakar žiūrėjau. Kosminiai kremai. Aš jo neatsimenu, kad buvo Želvinko neseniai rašiau apie tavo drėmą. Nu, porą žodžių, tai aišku. Ir... Jo, o su brolium tu nedirbo. Aš siūlyčiau nusirengti ir vis tik tai nebūtinai aš iš... Nieko, viskas labai gerai. Galima bus dar kas norėtų. Labas vakaras, gerbiami svečiai. Žinot, per gyvenimą visokių parodų esu surengusi, bet rengti parodą prieš autoriaus valią, gyvą autoriaus valią, taip pat negavus pritarimą ir daryti autorių staigmeną, tai teko pirmą kartą. Ir mes šitą parodą sumanėme su Vaclovu ir Henrita Kontrauskais. Dar kai rengėme jų kolekcijos parodą, atsiklausėme Naglio. Naglis pasakė, ne, aš neturiu darbų. Vienas pradėtas, kada nors, kai sukaupsiu kūrinių fondą, tai tada padarysim parodą. Sakau, šitą Naglį niekada nebus. Tu niekada nesukaupsi, nes tavo šlapę darbą iš karto pagriebė ir išsinešė. Taip kad atsiradus visiškai netikėtai langeliai, mes tos parodos tikrai neplanavom. Vienas mūsų profesorius nepadarė namų darbų, kuris buvo užsirašęs ir norėjo surengti parodą. Ir tuomet paskambinau Vaclovui su Henrita ir sakau, ar galite prisidėti prie parodos organizavimo, konkrečiai sumokėti nuomą, aiškiai taip, nes čia yra Vilniaus dailės akademijos galerija, ir mes surengsime Naglio Karvelio parodą. Visų labai atsiprašau, nes dalį žmonių išsiunčiau neteisingą informaciją. Penktadienį rengiau labai tokią didelę konferenciją ir dalį e-mailų pažiūrėjus, kaip čia dabar 14, iškart ištaisiau, nes pakaitom siuntinėjau tai konferenciją, tai vėlimą. Tai tuos, kuriuos suklaidinau ir kurie skambino į galeriją, labai atsiprašau. Atleidžiu. Tai galis man ir pranešti apie šitą. Kodėl mane taip sudomino Naglio akvarelės? Turiu pasakyti, Naglį kaip personažą tai atsimenu iš labai atraktyvių, įdomių laidų, kurias vedė vaikams. Tikrai buvo tos garbanotas, energingas, labai įdomus laidų vedėjas, labai spontaniškas, mokėjęs rasti kalbą su vaikais. Ir tikrai tos laidos buvo tikrai labai įsimenančios. Taigi, pamačiusi tas akvarelės ir kad Naglis pastoviai dirba ir pabuvojusi pas Dalią, tik Olandijoje namuose, pamačiau milžinišką kolekciją. Ir Lietuvoje didžiausia Naglio Karvelio kūrinių kolekcija, 7 kūriniai yra 8 jau, pas Vaclovą ir Henritą Kontrauskus, o reiškia, turbūt apie 30 kūrinių yra pas Dalę ir Jupį Olandijoje. Man teko juos matyti ir aš po Olandijos įsitikinau, kad tikrai reikia surengti parodą. Galų gale, kad pats Naglis, jūs visi žinote, kai kas turit namuose, bet kad pats Naglis galėtų save pasižiūrėti iš šalies, gal kažką pakeis, gal kažkaip atsinaujins. Nors turiu pasakyti, vienas didžiausių jo kūrybos privalumų yra labai originali akvarelės technika. Ir daug metų, netgi 10-mečių Lietuvoje, akvarelės technika buvo neprestižinė technika. Ir Lietuvos dailės kanone ta technika buvo, kaip pasakyti, paties žemiausio rango. Ne va taip pradžiamokslui reikalinga, stojant į dailės akademiją, reiškia, besimokant pirmam ar antram kurse, liekant metų mokėsi. Kad jis mokėsi braižybos ir netgi braižybos mokytojo specialybė
yra įgyjęs. Ir va tas tokia labai kieta, tarsi su skalpeliu, reiškia, rėžianti ranka, labai matosi tas raštus piešinys. Kodėl tokie yra geri, reiškia, toliai, erdvės, reiškia, tas top kadras toks atrodo. Iš tikrųjų mes matome kažkokio surrealaus filmo arba filmo su serialiais motyvais, reiškia, fragmentus. Todėl, kad daug metų dirbo kine ir tas kinematografiškas mąstymas, tas top kadras yra tikrai tarsi visose akvarelėse. Taigi, man atrodo, kad tai yra labai įdomus dailininkas ir kai mes įsižiūrim, labai daug kur yra autoportretiniai atvaizdai, tėvo atvaizdai, man atrodo, kad labai yra ir reiškia kitų tokių atpažįstamų personažų ir tos, aišku, visos situacijos, tokios labai intriguojančios, labai gluminančios, kas čia vyksta, kaip vyksta. Ir tą turbūt gali kiekvienas išsiaiškinti savai. Nes Naglis pats neatsimena savo kūrinių pavadinimų. Kūrinio pavadinimą kaip tikras menininkas duoda ant galo, po to kartais apsvadinimus sukeičia, proto bokštas pavirsta Babelio bokšto, Babelio bokštas proto ir taip toliau. Svarbu, kad bokštas, taip. Ir man atrodo, kad ši paroda nors yra tik tai nedidelė dalis to, ką Naglis padarė, bet mums visiems primena, kad yra žmogus, kuris užsidarė savo butelėje, pastoviai dirba ir daro kūrinius ir visiškai nesirodo parodose. Taip, kad labai sveikinu jūs visus atėjusius į pirmąją Naglio Karvelio personalinę kūrybos pažintį. Ačiū. Aišku. Noriu suteikti žodį Vilniaus dailės akademijos prorektoriui, profesoriui Arvydui Šalteniui. Sveiki, su tuo nesisveikinu. Sudomino jinai su tuo pasakymu, kas ten nuo akvarelės atbaidė atsėti. Ne kartais Lino Katino tėvas ilgai dėstęs akvarelę grafikos katedroje, tokie iškėliai. Tai visi pasvarstys. Klausimą. Nesakyčiau, kad Lietuvoje penktą rūšį akvarelę, jokių būdų. Nalivaika stovi ir matyti. Tikrai prieštarautų, nesitvirtino nuo seno, atsimenat, Budrys, judėjimai, o kaip Mikėnas kokias akvarelės lėjo, Aleksandravičius, Šklėrius, kurį rodydavom vaikam ir ko gero neždavau ir mokyklą, ar prieš stojant. Buvo net kas parodyti yra, albumai išėję. Čia mes savy neįsiugdykim tokio komplekso, o grafikos katedra ir sakykim, puipos, kaip pavadinti jos, akvarelės, piešiniai kūryba, grafika, piešimas spalvotas. Tos akvarelės samprata, ko gero, turi būti labai plati, apimanti ir Naglio kūryba. Man tai gali iškelti banalumą, persityčinę, pasišaipimą. Aš sveikinu tada Naglį. O ką tu tenais mokykloje atsimenu, kada nas buvo, kad daug tų mokinių buvo ir visi mieli ir patys geriausi visą laikydavo. Tai sakyt, kokius čia paišai makaliubrus? Ką? Kokius čia visokius marazmus paišai? Kaip vaikai, durlygiai. Bet jau buvo, marazmus norėjo paišyti jau tada. Ir jie, kurie dingsi nuo savęs, ir pas vaikus jau tie dalykai būna, bet jie marazmai ploni, subtilūs, su erdvėm, su architektūra. Dar sėki, ačiū pasakymą. Dabar kitą mokytoją pakalbėsim, profesorą Albertą Gulstą. Dailės mokyklas jau. Jisai gražiai pristatė, man tai galėtų pasidžiaugti ir pasveikinti visos katedros vardu, kurioje mokėsi Naglis. Džiaugiuosi, kad jisai neišmoko to, ko mes mokėmės, o nuėjo savo keliu. Reiškia, mes nesugadinom tavęs, Nagli. Turėtų Giedrius kalbėti, kadangi čia daugiau tapyba.
Bet jeigu jis taip kategoriškai atsisakė, tai aš visų vardų katedros labai džiaugiuosi, kad tu toks esi nepažįstamas. Aš atėjau anksčiau, dar čia viskas kabinama, galvoju, nu, klausia, ar čia tikrai Naglis? Sako, tikrai bus Karvelio paroda. Nu, tai reikia pasveikinti ir tėvą, kuris visuomet rūpinosi, kad priimta į akademiją, žinai. Ir dabar rūpinosi, kad parodas Ir man paskambina daugiau tėvas. Tai sveikinu katedros vardu ir labai džiaugiuosi, kad turi savo kelią, kuris man labai džiugina mane. Būk sveikas. Gal pakalbinsim Giedrių Kazimierieną? Jau per daug čia sukalbėsiu. Nu, kodėl? Per daug nebus. Giedriau, ačiū. Ramiai. Čia šnekama apie plačias labai akvarelės ribas. Šiandien apskritai galima prisiminti, kaip mes juokingai siaurai supratom maždaug prieš 25 metus, kas yra tapyba. Mums visą laiką aiškina, kas yra tikra tapyba ir kas jau nėra tapyba. Tai čia buvo kliedesys, kuris faktiškai išnarino daug galvų jaunų mūsų laikais, nes kažkoks buvo tapybos supratimas, va toks va. Bet paskui atėjo laisvesni laikai, atėjo į Lietuvą Sauka su tapyba, paskui atsidarė vakarų erdvės ir dabar jau mes labai tvirtai žinom, kad tapyba gali būti labai įvairi. O dar po Fluxus, tai iš viso nėra apie ką šnekėti, apie tas ribas. Tai, kaip sakant, reiškia, tapyba gali būti pati įvairiausia ir tokia kaip jūs. Iš pažiūros tokia sausoka, o ką, Düreris nesausas. Iš pažiūros iliustratyvi, o ką, koksai Brouweris ne iliustratyvus. Visi tie elementai karts nuo karto taip, pasaulio kultūroje sukasi ratu. Kartais tampa aktualūs vieni dalykai, kartais kiti. Ta rūbas keičiasi. Tačiau ta dvasia, kuri arba yra, arba nėra po to rūbų, viską lemintis veiksnys. Tai faktiškai atmetus visus kliedusius apie tai, kas yra tikra tapyba, apie tai, kas yra tikras menas, turėkim drąsos prie netikėtos formos sustoti, pasigilinti į menininko siūlomą pasaulį, sąžiningai pasigilinti personažų kalbą, į tokius portretinius įdomus dalykus, į tokią savotišką labai, kad ir po sausų piešiniu, tačiau glūdinčią tokią įdomią tapybą, visai netikėtas kompozicinės sąrangas paveikslo. Tai rasim daug įdomių dalykų. Tamstą sveikinu. Gerai Nu ir dabar reikia vieną, kaip sakoma, iš kino. Su Nagliu susidūrėm, aišku, baisiausiose kinuose, bet gal tai nėra blogai. Ne, tai kas tau duos Lietuvai pilį pastatyti? Duos namuką ir viskas. Amerikonai davė pinigų, mes pastatėm pilį. Ir vaidinom Robin Hoodus. 3 ar 4 metus, aš net neatsimenu ten. Apie filmą tai aš nekalbu. Geriau nešnekam. Svarbu, kad pilis. Man buvo įdomiausia, kaip Naglis atvežė iš operos teatro didžiausią zadniką, kurį mes ten norėjom kieme pakabinti. Kaip jisai vienas sugebėjo iš bažnyčios atsitysti. Ar reikėjo ten policijos akademijos? Uždengti, jo, policijos akademija, kuri visą laiką mums trukdė tos pilies formą, reiškia, kažkur. Tai nuo to karto aš kažkaip tai pasitikiu, kad Naglis viską gali padaryti. Nes su Kijev dirbau 17 amžių reikėjo daryti. Tai tragedija, kaip bendras planas eina, stulpai ir elektra visur. Ir kaip tu padarysi tą? Va visą dėl dažai, vis nupurški baltai pagal tas. Bet įdomiausia, kaip pakabinti tą didžiulę mūrę, kuri ten 20, kiek ten aš dabar neatsimenu metrų. Tai reikia paprastai šaka maskuoja prieš kamerą. Laikai ir tada tupziko nesimato. Noras už
Ten policijos Akademija, jo. Jo. Bet svarbiausia, jinai pasidaro tokią būrę, kad jinai, jos neįmanoma nei įtempti, nei pastatyti erdvėj, kur nėra nei kaip teatre štangų. Yra partikabeliai, tik tai, ir tai technologijos dar tais laikais buvo labai žemos. Bet tai va čia man buvo įdomiausia. Aš steigsiuosi kitkuo naujų pasaulių. Aš mačiau, bet labai nedaug darbų. Kažkiek pasgrindų, kažkiek tai dar. Ir čia man ir mačiau dar kažkokius kino, ukrainiečiams. Ir aš tik pamačiau ir nustebau, kad tai yra visiškai naujas pasaulis. Man ir labai įdomus pasaulis. Dėl ko aš labai džiaugiuosi ir sveikinu. Man tai, žinai, kas kine gali. Kine man pats įdomiausias periodas yra natūros paieškos. Yra pats painiausias. Tai yra darbo ir poilsio stovykla. Tada gėlėjum neskizuoji, kas maišosi su, kas liko nuo dekoracijų, ar ten to, ar dar akvarėlės dažų. Ir paskui piešdavai dekoracijas, tai aš dar ir žmonių nupiešdavau, tai gal. Kad paskui, jeigu tik po avanso filmas, kaip visada paprastai dar jaunimų baigėsi, tai kad dar paveikslą parduot galim. Ir jinai pragmatiškai. Iš jokio, jo. Be žmogaus man. Vadinasi, kinas irgi davė postumį šitam visam pasauliui. Natūros paieškos. Kol neateina direktorius ir nepasako, kiek samata kainuos, tada jau. Baigėsi. Jo. Tai kiek ką prikoncentravo, kiek samata kainuos. Nu ir ką, dabar Naglių karveliui šių metų spalio 12 dieną buvo labai gražus didžiulis jubiliejus 50 metų. Ir praktiškai šita paroda tai išties tokia, reiškia, sakykim, tai galbūt mūsų dovana ir kad čia buvo toks kelių žmonių kūrybinė grupė, tai Ramutė, aš, Henrita ir Naglio tėvas maestro Rimgaudas ir žodžiu, aišku, įpainėjom ir mamą Aldoną, kuri čia irgi yra. Ir tiesiog, reiškia, dalykas toks, kad aš prisimenu visiškai neseną dalyką, kai Arkos galerijoje mes ten pristatėm savo kolekciją, žodžiu, ten buvo rugpjūčio pabaiga, rugsėjo mėnesį ten kabėjo ir ten buvo Naglio išeksponuoti 6 darbai. Ir žodžiu, iš tikro žmonės atrado naują dailininką savo, kurio jie nežinojo. Ir aišku, Naglis irgi dalyvavo ir aš neužmirščiau, reiškia, Naglio pasakymo, kad kai per atidarymą, ten aišku, didesnė salė, daugiau žmonių buvo, kai jisai pasakė, reiškia, kad aš per vieną dieną negirdėjau gražesnių, reiškia, žodžių savo atžvilgių, kaip vos ne per visą gyvenimą. Tai mums tiesiog padarė labai didžiulį įspūdį ir iš tikro Naglis yra, aš galvoju, kad yra unikalus dailininkas, kuris nepelnytai Lietuvoje nežinomas. Ir aš jam sakiau, reiškia, tu esi ten, reiškia, atidavęs, pardavęs, reiškia, labai daug paveikslų į užsienį, bet, reiškia, tai, aišku, džiaugiasi ten tos užsienio šalys, reiškia, sakykime, Olandija, ten Belgija, Vokietija galbūt, tačiau, reiškia, Lietuvoje iš tikro tu daugiau žinomas kaip kino žmogus. Nes tu labai daugelį savo, reiškia, metų dirbai su kinu. Tau labai patiko tas dalykas, aš žinau, nes su tavo tėvu, tai kaip ir mano tėvas, reiškia, maestro Karvelis. Tai, žodžiu, reiškia, tavo praktiškai kiekvienas žingsnis, reiškia, labai žinomas, reiškia, kuo gyveni, kaip gyveni. Ir iš ties, tai aš tai skaitau, kad čia buvo paroda padaryta ugniu. Labai, reiškia, greitai tiesiog susikaupta, reiškia, kur čia kas, reiškia, kas pas ką yra. Ir pasirodo, kad Lietuvoje nėra tiek daug, reiškia, Naglio darbų. Tai todėl, kad aš galvoju, kad užsieny yra 2 ar 3 kartus daugiau, reiškia, išvežta. Tai mes tiesiog norim, kad Naglis būtų žinomas Lietuvoje, nes jis yra labai savitas dailininkas, labai puikus, labai kruopštus, susispyręs dailininkas ir šiaip jis yra labai paprastas ir labai geras žmogus.
Ir iš ties, reiškia, tiesą sakant, tai, reiškia, aš manau, kad pirmoji ta jo personalinė paroda, bet aš galvoju, kad ne paskutinė. Mes čia dar su tavim, reiškia, nuveiksim daug Eglė. Ir žodžiu, o tau linkiu savo ir Henritos vardu visokiojopos sėkmės, žinomumo ir pinigų. Ramūtai, basta. Tikrai, aš tai gyvenime čia nebūčiau nieko suorganizavęs, žmonės paėmė, suorganizavo, padarė. Yra priežastis susitikti, papliurpti čia visiems ir dėsnius pamatyti, ir giminės pamatyti, kurių seniai nemačiau, ir žmonių. Yra priežastis. Ir aš žiūrėjau už vakar, šiandien Discovery, žiūriu, plaukioja jūros vėžlys, maža galva, didelis šarvas. Ir 300 metų plaukioja. Aš jį žiūrėjau, pradėjo, jis mane nervuoja. O kodėl taip trumpai čia mesas ir... Linkiu kiekvienam po 350. Každamų. Ačiū Jums, myliu visus. Tikrai. Kas yra vertybė? Draugai, nuoširdūs. Va čia tai tikrai yra vertybė. Dabar aš galiu jos pačiupinėti kiekvieną. Jo, mes kviečiam pasivaišinti vyrų ir sumuštiniais ir apžiūrėti paveikslus. Pasidalint nuomonėmis. Nuliup. Noriu Jums abiem kai ką pasakyti, nenoriu viešai kalbėti. Ir toks anekdotas naktį. Marija sako, Jonai, einam už tvartą, ką tau parodysi. Tas susigalėjo, sako, einam. Eina, sako, va čia aš pašykau. Mikai, o tau gerai, man per tamsu buvo. Filmuoti. Tau gerai, mano kamera. Mikas, jeigu spaudė kadrą, reiškia gerai. Aš Mika gerai. Pas mane per tamsu, bet nors balsą girdėti. O žinai, kad čia kažką matyti. O ne vėl prie kieno šurnos. Tai kad taip smagu, tai labai gero tada iš tikrųjų. Mikai, tai kaip visada čia. Mikai, mes turim plakatą ir jis pasakė. Уж нагли. Patenkinti vaikai. Oi, 6 metai. Kiek laiko? Dar Bet tai su galva tik dabar, reiškia dar kažkas. Viskas juda, viskas judesiai. Tamam. Güzel. Daug naglio
mačiau, ta prasme, aš mačiau jo darbus nuo tada, kai jis pradėjo piešti. Nuo pačios pradžios iki dabar. Ir visą laiką, kadangi tos parodos nebuvo, visą laiką matydavai tai vieną darbą, po mėnesio ar metų kitą darbą pamatai. Ir pirmą kartą ateini į parodą, kada mums jau visiems 50, ateini į parodą ir pamatai visus darbus krūvoje. Ir mane pritrenkė vienas dalykas. Aš pamačiau pirmą kartą visus šimtus jo herojų vienoje vietoje. Ir tik tada, gal man atrodo, labiau pradėjau suprasti jo Tanaglio kūrybą. O nuo šiandien aš ją kažkaip kitaip pradedu suprasti. Man patiko, kad tie herojai apsijungia. Tie herojai apsijungia ir aš pasakysiu, man labai patinka, kad pasaulis, kuriame jie gyvena, kažkoks keistas, įdomus. O juos visus jungia vienas dalykas. Visus jo herojus. Jiem absoliučiai nusispjauti, kas vyksta aplinkui. Ir kažkaip galbūt ir patį Naglį dabar pradėsiu kitaip suprasti. Va tie. Nagliukai 100 tau metų. Nu Naglis, nu paišo. Dar kiek liko kelių eurų. Nagliui 50 metų. Nacionalinė premija garantuota. Aš Lietuvoje nemačiau dabar paskutiniu metu, kad taip gražiai paišytų. Spalvotai. Reklamos, internetas. Kad mes nesukiaulėtumėm, turim vaikščioti į parodą, žiūrėti Naglio paveikslus, skaityti knygas, mokytis. Naglis pratęsė mūsų archainę tapybą ant medžių, ant tvorų, bet tik tai kokybiškiau ir geriau. Aš norėčiau, kad Naglis dabar kokią 10 metų tikrai nesusirastų žmonos, nes tada kūrybai būtų šakės. Iš kur plaukia tokia? Kad pasijėtent viduje Po to pamačiau tavo motiną. Supratau kažką. Iš motinos sakai galbūt? Gali būti. Pasijėtent buvo. Myliu karvelį, Naglį, viskas, linkiu jam gyvenimo džiaugsmą. Negalima taip paklausti. Aš tik galiu pasakyti, kad jie labai optimistiški žiūri į tos paveikslus ir galvoja, būna dar blogiau. Dieve, tu iš kurio medžio iškritai. Mika, ir Naglio paveikslus pafilmuosi? Naglio pafilmuo paveikslus. Nes mano kamera nelabai ima. O tavo gera profesionali kamera. Ir važinėsi.
per 2 metus galima mirtiną parodą padaryti. Paskutinių dėkų. Saviškiam pardavinės, visada parodai galima Tai buvo jo, tai per jį. Gal inteligentų. Aš kiek viską padariau. Autorius reikia paklausyti. Viską padariau. Viską padariau. Aš viską paduškas paišiau. per visą karą. Nu vis tiek kažkas susiranda. Žemės panė pašnekėjo, man buvo labai tiksliai. Aš turėjau žvengę. Bet tai žinai, ten vis tam buvo pasilenkti. Buvo rektorius. Man tai žinai, Repšys pavadinimas. Наш человек. Вот так. Aš žinai, kai vaikai durni storu, bet vis tiek girdi, pasąmonė tai eina. Paskui išlenda po daug metų išlenda. Po daug metų susitvarko tą gal čia va. Supranti, surink. Kaip žinai, kaip staiga. Ne, sakyk, aš nepratęs daryti parodų. Visą pirmą tai. Pradėl vypil. Pradėl vypil. Siela. Ir žvejyba. Romantika. Pradėl vypil. Sižiūrė. Romantika. Šiauliuose ežeruose su mūsų geologija knyga. Turėčiau, bet man buvo nukai per tamsu. Per tamsu. Tau ar tikrai jo? Mazai šviesos. Jo. Mazai šviesos. Tai va, matai tokie reikalai. Nobelio premiją galima duoti. Taip, taip, suprantate, jūs pirmą sudėkit techninius dalykus, o tada ateisim ir pažiūrėsim. Man reiks tik vieną dalyką įdėti, plakatus ir vieną frazę. Per 20 metų yra sukurta. Jo, tas. Va, o kiek dabar Naglis yra padaręs paveikslų? Nu, Dar nesažas,